Paskutinė savo praėjusios vasaros kelionės seriją nusprendžiau užbaigti ten pat, kur viskas ir prasidėjo. Čia. Oras dabar jau gerokai atšalęs, pilnas sniego, gamta miega. O aš kartais vis dar pagalvoju, kokia vis dėlto buvo smagi ir įdomi mano vasarinė kelionė. Tad netempiant gumos, linkiu smagios ir įdomios paskutiniosios mano kelionės serijos. Pagaliau sėkmingai išvažiavau iš Kroatijos. Viskas, mes Slovenijoje. Ir šiandieną bandysim pasiekti Austriją. Per Sloveniją tik pravažiuosiu, tai čia per daug kažko tai nuveikti neplanuoju. Šiandien mano tikslas pasiekti Austriją. O paskui jau lėk link namų. Per Sloveniją važiavau su dideliu malonumu, nes oras buvo geras, o skubėti niekur nereikėjo. Hello! You got very far away. I tried to reach and catch you. Very good. Okay, goodbye. Safe road. Goodbye. O čia tai teta blembačkai. Ta prasme, aš čia su mocu verkiu, jinai su dviračiu keliauja savo. Lygiai kaip aš, ta prasme. Su manim hostelį gyveno. Valandėlę palaukti teks, kol išsiskalbs mano maišiukas maikių ir kojinių. Ir tada pavalgius į Austriją, į kempingą važiuosiu. Google Maps vadinasi. Kodėl aš jo paklausiau? O, negerai. Tokius kalnas niekad negerai. Kodėl mane nuo pagrindinio kelio čia nusukt reikėjo, Vailas pats. Spėkit kas? Vėl lietus prasidės tuoj. Ai. Tradiciškai Slovenijoje gavau gurkšnį lietaus, bet vos tik įvažiavau į Austriją, oras iškart pasitaisė. Bet labiausiai nustebino vaizdas, kurį pamačiau pažiūrėjęs kairėn. Vos tik į Austriją įvažiavau. O. Ta prasme, toks vaizdas. Jo, papa. Tiesiai ant pasienio. Buvo labai gražu ir net keista, nes toks jausmas lyg būčiau patekęs į kokį rojų. Lietaus lyg net nebūta. Visas nudžiūvau ir sėkmingai po biškį judėjau link kempingo. Ai, kaip statu, blin! Būdas, dar plaka! Ai, bėda! Ant antrų bėgiamės, greičiau net nenoriu bandyti. Čia pakemperiausim. Gerai. Negaliu. Barmenas maladėt, dėdė, ateinu, padėta man, pica, didžiulis gabalas. Alaus pavaišino. O, šaunuolis. Labai šaunuolis, tas dėdė. Labai man šiltai sutiko. Šitas didžiulis kempingas, matau, kad maladėts čia. Labai maladėts. Gal čia net nelaikini, o čia tie jau ilgalaikiai, bet atrodo, oho, iš įvairiausių šalių. Žolė gražiai nupjauta, bet kiek jų daug.
Labas rytas, išaušus naujai dienai pajudėjau jau link Vienos. Bet mano kelionė gerokai prailgo, nes pastoviai sustodavau ir užsižiūrėdavau į va tokius gražius vaizdus. Tiesiog važiuodavau, pamatydavau kažką gražaus ir iškart sustodavau, pabūdavau 10 minučių ramiai taip ir pailsėdavau. Bet ir tiesiog nuo Austrijos kraštovaizdis tai kažkas tokio, tikrai labai buvo įspūdinga. Aišku, oras irgi buvo geras. Švietė saulė, buvo šilta, todėl buvo labai malonu važiuoti. Kaip užknisa lietutas, negaliu, nu jau nervina, nežmoniškai. Viena, Austrijos sostinėje. Šiandien atvažiavau čia, šiaip ne tai per lietų, per audrą, per slidumą. Ir dabar atėjau į aikštę prie Habsburgo rūmų. Man įdomus šitas balkonėlis, nes jame kalbą sakė vienas įdomus dėdė prieš daug metų. A dabar einu pavalgyti ir žiūrėsim, ką veik toliau. Pasivaikščiau po centrą, o prie mane su arkliu prijojo toks dėdas su ūsais ir pasakė, kad jei save gerbiu, privalau nusipirkti bilietus, kuriuos jis parduoda. Ir taip atsidūriau operoje. Pabuvau operoj ir koncerte, ir operoj. Labai patiko. Nu, Austrijoj, nu kaipgi nenueisi. Biškį pavargau. Iš vis šiandien visą dieną nenorėjau kurti jokių video, nieko daryti. Kažkaip nebuvo nei noro, nei jėgų, tai aš tiesiog šią dieną savo pasilikau ir nusprendžiau, kad rytoj dar vieną dieną čia pasiliksiu. Judėsim toliau jau. Visą dieną bus ką veikti. Labas rytas, nauja diena, nauja pradžia. Pirmas objektas bus kažkoksai tai mokslo ir technologijų muziejus Vienoje. Gerų eksponatų pamačiau ten. Per Google, kai pasižiūrėjau, tai įdomu nueiti. Va, beveik atėjau, irgi įspūdingas pastatas. Kažkoks technologijų muziejus. Lėktuvų visokių ten yra, dar kažko tai. Varikliai, gariniai, paprasti. Va, su tokiu važiavau. Čia gal senesnis čiučiut. Tai bosniai dar iki dabar jūs naudoja. Va. Nu net nežinau, muziejus kaip muziejus. Kadangi su technika draugauju, tai visai įdomu buvo pasivaikščioti keletą valandų. Buvo ten tų įdomesnių eksponatų, mašinų, lėktuvų, traukinių, bet kad kažkas labai ypatingo būtų, tai nepasakyčiau. It's like a burger? Kebab? Yeah, okay. Po labai rimtos ekskursijos reikėjo pavalgyti, tai nuėjau ir iš kalėdų senelio užsisakiau kebabą. Gerai. Nu, biškį pasistiprinau, pailsėjau, naujų jėgų atsirado. Dabar į Šonbruno rūmus pasižiūrėsiu tenai. Šiopštarai, kokio dydžio. Čia vestuvės vadinasi. Vestuvių procesija.
tuoj lyt pradės, kaipgi. Argi gali būti bent viena diena, kai aš kažką darau ir nelyja. Jo, pabūnam čia ir tada jau reikia varyti į atrakcionų parką. Noriu vat ko, tai pasidūrint, pasivažinėti biškį ant atrakcionų. Tai bus diena užskaityta tai jau tikrai. Turiu kokį porą valandų. Bandysiu spėti. Kažko saldaus užsinorėjau. Paragausim. Labai geri lėda. Nu dar gražiau, noriu į bažnyčią nueiti ir bilietų reikia. Ot laikai atėjo. Man reikia, kad kuo geriau papurtytų. Va, matau, čia 3-4. Einu į 3-4. Kažkaip nelabai išsigandau. Einu ant šito. Visai nieko. Bilietus turiu, bet traukinį pramiegojau. Nu nieko, palauksim kito. Noriu kur nors pavalgyti. Nu tikiuosi, gal bent šitas priims mane su kortele. Nu prašau. Oh. You still open? We're almost sold out. One last, my husband says. This Schnitzel or last, yeah? the last one, the really last one. Okay then. Thank you. Thank you. Paskutinę porciją atėjau, aš paėmiau. Paskutinę, sako, daugiau nebėra. Pačią paskutinę man padarys. Oh, looks... Enjoy your meal. Oh, thank you so much. Thank you. Paprasta šeimos valgykla ir šniceliukas autiškas. Kaip žvėlių neparagavom. It's very good, thank you. Very good. Nice to do. Yeah. Oh! I didn't see him at first. It was so big. What's the name? His name is Cosmo. Cosmo. Very big. And now he's hoping to be Hey. pet. Oh. Oh. Cosmo. Didelis. He probably eats 5 schnitzels every day. That's not the reason. He's always looking for people who might Oh. need to pet him. Oh. Oh. Komm, Cosmo, ausgemacht. Ja, guck gern Platz. Oh. Oh, you're full now. Yes, I'm very full. The schnitzel too. Now, got to. You're rolling out of the door. No, yeah, to the metro like this. Oh, yeah. Thank you, Sean. Have a nice time. Thank you. Goodbye. Oh. Kodėl tas lietus kiekvieną dieną? Paaiškinkite man, prašau, po velnių, kodėl turi lyti? Kodėl turi lyt kiekvieną mielą dieną? Nu va ir paskutinė dienos stotelė Austrijos parlamentas. Tikrai neblogai atrodo. Labai daug arabų iš tikrųjų. Dar nebuvau niekur tiek daug arabų matęs. Viskas, lyja šūdas, varau iš čia atsibodo. Taip pasibaigė mano vizitas Vienoje.
Ryte iš ryto išvažiavau, buvo geras oras, o visą dieną visiškai nelijo, tai jau skūstis tikrai negaliu. Buvo tik čiučiut šalta ir labai stiprus vėjas, tai taip sunkoka buvo važiuoti, bet pamažu atvažiavau iki Čekijos. Iš tikrųjų, nežinau, ką be pasakyti. Dabar esu Čekijoje. Iš Austrijos išvažiavau sklandžiai. Jokių problemų nebuvo. Tai šiandien Čekijoje nestosiu, tik sustau, ką tik pavalgyti. Važiuoju greičiau į Lenkiją, noriu grįžti. Labai sunkiai važiuoju šiandien, nes yra šalta. Šitų rūbų šiltų nelabai turiu, tai biški vėso. Nu, svarbu nelyja, bet gali lyti paskui. Tai pažiūrėsim, aš užsipilsiu kuro ir lėkiu jau iki Lenkijos. Kol kas viskas gerai, bet kažkaip jau pavargau, labai sunku šiandien važiuoti, vėjas stiprus, migdo, noriu grįžti kuo greičiau, tai užtenka man tų pakeliavimų. Dabar kasdien lėksiu kuo greičiau namo, kad atsidurti. Iš Čekijos viskas, ką matysit, bažnyčia, kaimelis mažas kažkoks čia, pakeliui važiuodamas sustojau pizzeriją, pavalgiau picukę. Tai įdomu būtų ir į Prahą ir viską, bet jau man čia išbrango per daug ir jau to laiko nelabai turiu. Nu ir pavargau, noriu jau grįžti. Nes kažkaip pradėjau labai sunkėti šitą kelionę. Jau į pabaigą jau sunkiau daros. Tai tiek žinių ir iki susitikimo. Lenkiją pravažiuoti užtrukau čiut ne 3 dienas. Nes šalis labai didelė, o nuovargis ir išsekimas darė savo. Aš negalvojau apie nieką, nieko nefilmavau, nefotkinau, iš vis nieko nedariau. Važiuodamas atgal kažkaip net nesupratau, ką aš čia padariau, kodėl tai padariau. Ir tiesiog lėkiau keliu laukdamas, kol sugrįšiu namo. Ir taip, kilometras po kilometro, diena po dienos, galiausiai grįžau atgal į Lietuvą. Mes esam Lietuvoj ir vėl labas vakaras. Labas diena. Pagaliau grįžau. Dabar, kai prisimenu, viskas jau prasidėjo nuo paprasčiausios idėjos, užsidegimo, kad galiu padaryti kažką, ko nesu dar niekad daręs. Šiandien miegosiu pelkėj. Taip, iš pradžių gal ir atrodė neįgyvendinama ar labai sunku, bet svarbiausia yra tai, kuo tiki savo širdį. Ir jeigu tikrai žinai, kad gali, reiškis ir padarysi. 2025 metų vasarą aš įrodžiau savo, kad neturint jokio supratimo apie kelionės motociklu, galiu per pusę metų tam pasiruošti ir apvažiuoti pusę Europos. Tam nereikia daug brangios įrangos ar patirties. Užtenka tik motociklo teisių, 43 metų senumo Hondos ir šiek tiek pinigų kurui ir maistui. Šiuose keliose serijose matėte dalį to, ką patyriau savo kelionėje. Buvo tiek sunkių, tiek džiugių momentų. O, Jėzau. Bet galiausiai pasiekiau namus gyvas ir sveikas. Kalbant apie kanalo ateitį, nežinau, kas laukia. Kol kas galiu pažadėti tik tai, kad sekančią vasarą planuoju itin didelį nuotykį. O iki tol, pažiūrėsim. Iš to, ką darau, aš negaunu jokių pajamų. Viską darau mėgėjiškai ir tik savo malonumui. Tad jeigu netyčia norėtumėte prisidėti prie mano kūrybos, būčiau tikrai labai dėkingas. Kėliau keletą nuorodų aprašyme. Na, kol kas, tikiuosi, kad nustebinsiu jūs dar ne vieną įdomią istoriją.